Sveiki, tiksavininkai.lt, nekilnojamo turto skelbimų portalas. Tiksavininkai.lt organizuoja konkursą ir nori Lietuvoje atsirinkti, Klaipėdą tiksliau, norim atsirinkti 10 žmonių ir tie 10 žmonių gaus 15 000 eurų vertės apmokymus. 15 000 eurų verslo apmokymus. Siųskite šitą video, persiųskite savo draugam, draugėm. Pagrinde, dirbant su mūsų sistema, sekasi labai gerai merginom ir moterim. Kaip, kodėl, dabar neaiškinsiu, bet taip jau yra. Galbūt dėl to, kad moteris mėgsta kalbėti, vyrai nelabai, bet čia jau, kaip sakant, nesigilinsim ir nediskriminuosim vyrų. Aš tik noriu pabrėžti, kad jeigu kai kurios moteris galvoja, kad jos turi mažiau šansų, šito atveju jos tikrai turi labai daug šansų gauti labai brangius verslo apmokymus ir pradėti daryti karjerą su nekilnojamu turtu, bet ne taip, kaip dirba dauguma nekilnojamo turto agentų Lietuvoje, bet dirbti su nekilnojamu turtu virtualiai, dirbti su nekilnojamo turto portalu. Uždarbis jūsų pradėjus dirbti turėtų būti nuo 1000 ir viršo, bet šiaip 10 žmonių komanda, kurią aš asmeniškai mokysiu Klaipėdai, mes sieksime, kad jūs gautumėt pajamų po 3-5 tūkstančius eurų per mėnesį. Žinau, skamba nerealiai, žinau, skamba kažkokia fantastika, tai iš karto jūs nukreipsiu pasižiūrėti į www.ntsistema.lt. www.ntsistema.lt yra tenai mūsų 2014 metų rezultatai parodyti, ką mums pavyko 2014 padaryti, net ne 2015. Reiškiasi www.ntsistema.lt, vartotojų vardas demo, slaptažodis demo. Kai prisijungsit, užeikit į mokymus viršuje dešiniam kampe ir ten rasite video apmokymus, paspaudę video apmokymus, galėsite pasižiūrėti, ką mums pavyko padaryti su merginomis ir moterimis, davus jom tik tai 3 mėnesių apmokymus Lietuvoje. Ir tos merginos moteris, kurios uždirbo tik tai po 1000 ar 1500 litų, arba iš vis neturėjo darbo, po šitų apmokymų pradėjo uždirbti po 10, po 15 tūkstančių litų per mėnesį ir ten kalba jos. Todėl jūs galėsite pasiklausyti pačių merginų, moterių, kas ten nutiko, kodėl jos taip gerai pradėjo uždirbti. Negi tikrai Lietuvoje stebuklai, negi tikrai auksų lyja, ar ne? Tai tiek. Mes ieškom tikrai rimtų, ambicingų žmonių. Visi, kurie nori saugumo, stabilumo, prašom nesikreipti ir negaišyti nei savo laiko, nei mūsų. Bet kas yra nusiteikę dirbti sąžiningai ir tikrai yra darbštų žmonės, kas gali dirbti po 8, po 4 valandas, nuo 8 iki 10 valandų per dieną ir kas gali dar mokytis papildomai po 2, po 4 valandas per dieną papildomai, ar ne? Tai šitie žmonės man tinka, kas yra lyderiai tiek asmeninėme gyvenime, tiek profesinėme gyvenime, arba nori tokiais būti, tai prašom pas mane. Jūsų universitetiniai diplomai visiškai manęs nedomina, nes praktika rodo, kad su universitetiniu diplomu žmogus, viena teisininkė, kaip tik diskutavom, uždirbo per valandą, jos atlyginimas yra 1,82 centai. Kaip ir daugumos Lietuvos moterų, ne? 1,82 centai. Baigusi teisę. Kažkas čia ne taip. Bloga prostitutė, pigi prostitutė uždirba 10 kartų geriau negu šitą teisininkę. Arba kažkas yra ne taip su švietimo sistema, arba su jos galva yra kažkas ne taip. Bet kažkas yra negerai, taip neturėtų būti. Ar ne? Moteris, užsiimdama seniausią profesiją, padaro daugiau pinigų negu moteris intelektualė atseit, baigusi aukštuosius mokslus ir taip toliau. Kažkokie paradoksai darosi. Tai šitą problemą aš jau įžvelgiau seniai ir todėl investuoju labai daug pinigų į save. Mano seminarai kainuoja po 5, po 10 tūkstančių dolerių, kelių dienų seminarai tik tai tiek kainuoja. Ir šiai dienai aš galiu jums duoti dovanų, bet aš jau nebenoriu mokyti visų, aš nebenoriu švaistyti savo laiko be reikalo. Todėl Klaipėdoje dabar atsirinksime 10 tikrai stiprių, ambicingų žmonių
po to ir Vilniuje, ir Kaune, ir kituose miestuose, bet pradedu aš nuo Klaipėdos, nes Klaipėdoje mes taip jau startavom. Ir informuokit kiek įmanoma greičiau, nes aš per labai trumpą laiko tarpą turiu susirinkti 10 žmonių, apmokyti juos ir judėti į kitus miestus. Tarp kitko, vos nepamiršau paminėti, kad mane domina labai stipriai, kas laisvai kalba rusiškai. Tai yra rusakalbiai labai stipriai domina, kadangi reikia, kad būtų laisva rusų kalba. Tiesiog reikia. Jeigu kas galvoja, kad rusam yra mažiau galimybių, ne Lietuvoje, tai šiuo atveju tai yra labai gera galimybė, nes aš vesiu apmokymus ir rusų kalba. Aišku, reikės, kad žmonės kalbėtų lietuviškai, bet apmokymai bus vedami rusų kalba. Taip pat, tai va tiek, kas norite gauti išsilavinimą, žmonės sako, planuoja eiti į universitetą, mokytis taip toliau. No, klaida. Nesimokyk universitete, nes prarasi 4-6 metus ir išeisi ir važiuosi į užsienį dirbti juodus darbus, arba tavo atlyginimas bus 1,82 € per valandą uždirbsi. Big mistake, didelė klaida. Turi mokytis praktinių dalykų, turi mokytis tai, kas veikia šiandien, o ne tai, kas veiks po 6 metų. Nes pasaulis keičiasi daug greičiau, negu kad jums atrodo, ir tai, kas yra šiandien, jau po 2 metų nebegalios. Tai, kas po 2 metų bus aktualu, po 4 metų nebegalios. O jūs pradeda mokyti universitetai galvodami, kad tai, ką jie jūs išmokys, veiks ir po 4 metų. Tai yra absurdiškas bandymas spėlioti ir mes matom rezultatus, ar ne? Tai va tiek, siūskit savo CV į top.personalas@gmail.com ir kandidatuokit, rašykit savo motyvacinius laiškus, argumentuokit, kodėl aš turėčiau iš 25 000 bedarbių Klaipėdoje, ar iš 180 000 žmonių Klaipėdoje, ar kiek ten jų yra, žodžiu, kodėl aš turėčiau atsirinkti jūs, kodėl aš turėčiau savo laiką, energiją, žinias perteikti būtent jums, būtent jūs turit gauti. Kodėl? Ką iš to gaus visuomenė, ką iš to gaus mūsų įmonė? Ar tikrai apsimoka ar ne? Ar galima jūs investuoti, ar bus iš to naudos? Pavadinkim taip. Tai įrodykit man, kad aš turiu investuoti į jūs, kad ta investicija tikrai atsipirks tiek įmonėje, tiek visuomeniai, tiek jūs pakeisit savo gyvenimą kardinaliai. Jeigu jums pavyksta įrodyti, valio jūs būsite 10-ukė komandoje, kuriuos aš paruošiu stipriau, nei kada nors per paskutinius 22 metus esu paruošęs. Paruošiu žmonės labai gerai psichologiškai, labai gerai technologiškai ir, aišku, nekilnojamo turto verslą jūs išmanysite daugiau nei 99% Lietuvos gyventojų išmanysit, kas yra nekilnojamas turtas ir kaip su juo tvarkytis. Tai tiek, laukiu jūsų CV, laukiu kandidatuojančių žmonių ir kada užsibaigs tas konkursas, nežinau, žiūrėsim kiek daug. Mes tikrai turime surinkti didelį skaičių CV, kad ne iš 2 žmonių atsirinkti, ne iš 15 žmonių atsirinkti 10, o reikės daug didesnį pasirinkimą norėsim turėti, kad atsirinkti tą 10 kandidatų. Todėl biškai gal ir atidėliosim, kol aš tikrai būsiu tikras, kad turiu stiprių, ambicingų žmonių komandą. Tada ir pradėsiu startuoti mokyti. Ačiū, iki malonaus, geros dienos.